Tie, kas optimistiškai laukia, kada pradės mažėti Europos centrinio banko nustatytos palūkanos, savo svajonių namo statybas planuoja suskaičiavę ir savas, ir galimos paskolos lėšas. Banke vien pasakyti, noriu statyti namą, tikrai nepakaks, jei ketinate kreiptis dėl paskolos namo statybai. Tarp bankų statyba nuo nulio, taip vadinama, ar ne, labai skiriasi. Yra bankų, kurie sutinka, kad aš nusipirkau žemės sklypą, pateikiau projektą, pasidariau sąmatą darbų, kiek man kainuos tos statybos ir jie nuo žemės sklypo vertės po truputį pradeda išmokinėti lėšas statybai. Dažniausiai bankų yra mėgstamas, kada jeigu jau yra nusipirktas sklypas, kad bent pirmo aukšto sienos būtų iškeltas. Kodėl? Todėl, kad jau žmogus įsiregistruoja nebaigtą statybą, jau tos sienos turi kažkokią vertę, vadinasi, bankas gali daugiau išmokėti iš karto lėšų tolimesniai statybų eigai. Tai taip sumažinama rizika, kad tos statybos sustos ir klientas neužsibaigs statybų, nes bankui nebaigta statyba netinka, jis turi užbaigti klientas. Jeigu pradedate statybą plyname lauke, įvertinkite ir tai, kad su banku reikės bendrauti nesykį. Kiekvienas statybų etapas turi savo vertę. Pastačiau kažkokią tai dalį namo, padariau tą patį vertinimą. Svarbu paminėti tikrai, kad reikės įregistruoti nebaigtą statybą, nes kaip turto vertinimą negalės padaryti vertintojas. Pasidariau turto vertinimą, su vertinimu einu į banką, šalia nešuosi savo sąmatą, kurią nebūtinai turi daryti kažkokia bendrovė ar kažkas. Jeigu aš pats susigaudau ir suprantu, aš galiu ir pats tą sąmatą pasidaryti. Tik bankai sąmatas pasižiūri dar pagal savo reikalavimus. Tai vidutiniškai bankai skaičiuoja, kad statybai yra reikalinga apie 1200 eurų vienam kvadratiniui metrui. Statybai nuo nulio iki užbaigimo. Gali būti šiokios tokios variacijos, bet taip, kad žiūrovam būtų lengviau įsivaizduoti, kokios tai sumos yra. Bet bendrauti teks ne tik su banko darbuotojais, turto vertintojai jūsų objekte irgi apsilankys ne vieną sykį. Pasidariau sąmatą, atsinešiau turto vertinimą, bankas pasižiūri, vertė mano namo dabar yra tokia, iki 85% jau netgi su žemės sklypu galima finansuoti nuo tos vertės. Išmoka gabaliuką pinigų, dedu į statybas, statau, dar kažkiek įdedu savo, vėl pritrūko pinigų. Einu vėl pas vertintoją, vertintojas padaro vėl vertinimą. Nuo padidėjusios vertės man vėl 85% gali išmokėti. Ir taip finansuoja visą laiką nuo padidėjusios vertės, bet neperžengiant patvirtinto kredito sumos. Pinigus reikia suskaičiuoti, bet net ir žinant savo galimybės bei kredito limitus, tiksli aritmetika yra būtina. Pagrindė klientai, kur suklysta įsivertindami statybos kaštus. Aš visą laiką sakau, pasidarote statybų sąmatą, uždėkite dar 30%. Nes ar bus brokas kažkoks, ar pabrangs medžiagos, kad visą laiką turėti savo tą rezervą. Ir bankas visą laiką prašys, o kiek tu įdėjai tas statybas kartu. Tai jeigu patvirtino statybas, kad bus finansavimas 85% santykių, vadinasi 15 aš turiu įdėti. Visą laiką sakau, ne, skaičiuokit, kad jums 30 reikia įdėti, ne 15. Dažnai irgi klientai galvoja, kad į namo statybą finansuojama tik tai namo statyba. Realiai į sąmatą mes įsitraukiame ir gerbūvį. Tai yra, jeigu tai yra trinkelės numatytos, ar ne, kad pas mane kiemas bus išklotas trinkelėmis. Jeigu bus tvora, tai visą šitą sąmatoje taip pat nusimatyti iš karto, kad kada jau aš užsibaigsiu statybas, norėsiu apstvert, man nereikėtų eiti ir prašyti, kad man padidintų tą kredito dalį. Ir jeigu savi bei banko paskolos pinigai jau virto konkrečiu nekilnojamojo turto vienetu, nepamirškite apie dar vieną būtiną procedūrą. 100% baigtumas, tai yra tas namo užbaigimas per tuos 2 metus. Ar ne? Aš įregistravau statybą 100% baigtumu. Dažnai klientai vėlgi įsivaizduoja, kad 100% baigtumas tai yra, kad aš ir sofas pasistačiau, ir šviestuvus, kilimus, paveikslus ir taip toliau. Ne. 100% baigtumas tai vadinasi statyba priduota statybų inspekcijai. Pas mane yra dalinė, ta vadinama apdaila, gali būti nenudažytos sienos, bet sudėtos grindys, įrengtas bent vienas sanmazgas. Tikrai neskaičiuosiu, kokie indaplovės, elektrinės viryklės ir taip toliau. Čia yra jau prie papildomų, prie įrengimo, sakyčiau, dalies. Tai
tą 100% baigtumą klientas pasidaro pats ir pateikia bankui tiesiog iš registrų centro išrašą, kad viskas, aš baigiau statybą, pas mane yra 100% baigtumas. Dažniausiai bankai jau to 100% baigtumą neprašo, nei jokio turto vertimo, nei dar kažko, bet gali paprašyti fotofiksacijų. Tiesiog įsitikinti, ar tikrai tai yra užbaigta.